Kuršių Nerijos girininkai nuogąstauja, kad nesuskubus tvarkyti Preilos kopagūbrio šią vietą gali ištikti Palangos likimas. Po didesnės audros paplūdimio ir kopų gali nebelikti. Nors pripažįstama, kad situacija grėsminga, išeities kol kas nėra, nes tvarkyti unikalaus kampelio negalima dėl užsitęsusių teisminių ginčų. Ne vieną dešimtmetį Kuršių Nerijoje dirbantis Preilos girininkas Vladas Lakavičius sako, negalys ramiai stebėti, kaip nyksta Preilos kopgūbris. Jeigu kopos ir toliau liks be priežiūros, jų laukia liūdnas likimas. Dabar mes 10 metų pripuolama ir šiandien matėt ginčiamės ir nežinom, kuo baigsis. Jeigu neatiduos miškininkam, aš jaučiu, kad artėja Palangos likimas. Nes dabar Preilos kopas pasižiūrėjus, tai yra baisu. Preilos girininkas sako, kad Kuršių Nerijos specialistai būtų pajėgus patys tvarkyti ir tvirtinti kopas. Juolab, kad jie geriausiai žino, kaip tai daryti. Tačiau jų rankos supančiotos. Pagal galiojančius įstatymus, tam būtinai turi būti skelbiami viešieji pirkimai. Pati parko direkcija to negali. Mano akim žiūrint, šiuo atveju neturėtų būti atskira biudžeto eilutė Kuršių Nerijos kopagūbriui tvarkyti, o jie turėtų ateiti per saugomų teritorijų sistemos finansavimą. Tegul tai būna tenais įvardinta, kiek reikia tų lėšų, bet tada tos lėšos atkeliautų direkcijai atitinkamų pavydalų, darbo užmokesčių, kitai veiklai ir tada direkcija galėtų vykdyti tiesiogiai. Konkurso sutvarkyti Preilos paplūdimiui laimėtojai buvo paskelbti dar metų pradžioje, tačiau darbų imtis negalėjo, nes rezultatus apskundė pralaimėjusi bendrovė. Teismai tęsiasi iki dabar. Tad vargu ar Preilos kopo šiemet sulauks pagalbos. Tačiau pasak Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovo skirti pinigai niekur neturėtų dingti. Mes turime dabar gavę iš aplinkos ministerijos lėšų apsauginio kopagūbrio tvarkymui, tačiau viską esam suplanavę tas lėšas ir tuos darbus vykdyti visose kitose teritorijose išskyrus Preilą, nes neturėdami lėšų negalime vykdyti konkrečių darbų, kol nepasibaigia teisminiai ginčai. Pajūrio kopas audros stipriai aptalžė pernai rudenį. Bene labiausiai jos nukentėjo Kuršių Nerijoje ties Preila ir Palangoje, netoli tilto į jūrą. Palangoje užskirtus 150 000 litų, kopos patvarkytos dar pernai.